7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Dar toks trumpas, žaidži prieš Žalgirį, tikriausiai to noro ir tikėjimo neužtenka, tai nežinau, toks nuo pat pradžių toks atrodė, kad kažkodėl mes įsitempę, susikaustę per daug, tai realiai, čia Žalgiris turėtų įrodyti, o mes turim tą, kaip sakyti, kovą duoti ir nepasiduoti. Aš manau, kad toks patys pasidėm taip įtampai, nežinau, tai yra, žinot, kai Žalgiris tą pajaučia, persvaros susikūrė, paskui nėra lengva ten. Paskui jau tokie, galiu pasakyti, gal klaidų buvo. Gal ne tai, kad Žalgirio išprovokuotų, patys, nežinau, dėl kažko tai. O paskui čia jau kaip viskas susideda, to momentų mane pagauni, tai metimai nesukrenta, kažkaip paforsuoji kažką ir viskas. Su Žalgiriu, norint laimėti prie Žalgirio, turėtų gal net, kaip sakyti, labiau daugiau negu idealiai sužaisti. Tai šiai dienai buvau toli gražu nuo to, bet, kaip sakyti, nėra laiko, kada čia liūdėti ir pergyvent. Čia, mažiau negu už paros laukia jau rungtynės ant trečios vietos. Jos mums labai svarbios, tai, nežinau, stengtis kuo greičiau atsistatyti ir rytoj būti pasiruošus rimtai kovai. Kiek muša iš vėžių tos traumas, nes matau, kad tikrai ne vienam žaidėjui atrodo ir minutės ribojamas. Tai kaip pasakyti, tai aš manau, mes nesam kažko išskirtinė komanda, visos komandos turi kažkokių didesnių, mažesnių problemų. Manau, tokios situacijos tas charakteris ir išlenda, kaip per tą negaliu, reikia, darai ir esu tikrai patenkintas ir džiaugiuosi kiekvienu žaidėju, kuris tikrai rodo tą norą kartais per negaliu. Ir viskas, ir nežinau, Martynui kažkaip šešėlis, taip pat dar net nežinom kas, tai reikia tikėtis, kad viskas bus gerai. 8 metus iš eilės Lietkabelis ketvirtą palieka su medaliu. Kiek galbūt, bet nei kart nepavyko iškovoti titulo, kiek galbūt tas medalis jau praranda tokią svarbą, bronzos medalis? Nežinau, man medalis niekad nepraranda svarbos ir kažkada baigsi tą žaisti krepšinį, tu sužiūrėsi, kiek tų medalį tau pavyko laimėti, tai nežinau, manau, trečia vieta yra didelis pasiekimas, tai ir tokie komandai kaip mes, tikrai negali būti, kad ten žaidži dėl medalių ir tau nesvarbu, tai nežinau, vienareikšmiškai mes norim kovoti ir kovosim. Berods Lietkabelis nėra pralaimėjęs nė karto jokiai komandai finalo ketvirtą per Žalgirį. Kiek tave stebina šitas rodiklis? Geras ne, tokios nebuvau stebėjęs rytoj. Eiktų savo. Tai nieko nebelieka, tik tai negadintos tradicijos. Kiek nustebina gal pirmojo pusfinalio rezultatą? Manęs nenustebina. Aš nežinau, aš kažkaip tai, ir Keblė sakiau, aš kažkaip labai tikėjau to Neptūno šansais. Aš manau, vis tiek Vilkai, kai jau gavosi Neptūnas, o ne Rytas, aš manau, vis tiek toks papildomas spaudimas užsidėjo, kad jau jie privalo nugalėti. O Neptūnas ką? Manau, tos negandos strigo patys, tos kalbos apie trenerį, viskas tik tai mobilizuoja. Ir aš manau, kaip sakyti, džiaugiuosi dėl Neptūno, nes žaidžia geras draugas Žygis, tai džiaugiuosi dėl jo ir jam palinkėsiu sėkmės. Tai motyvacijos rytoj netrūks tikriausiai? Tikrai ne. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.